Ateities ekonomika priklauso nuo aukštųjų technologijų gamybos bendrojo vidaus produkto dalies. Siekiant konkurencingumo, užsienio investicijų pritraukimo bei ekonomikos augimo Lietuvoje būtina plėsti aukštųjų technologijų sektorių ir drąsiau žengti į tarptautinę rinką, kadangi egzistavimas tik vietinėje rinkoje yra daugiau stagnacija nei tobulėjimas. Lietuvoje kuriamos aukštosios technologijos yra vertinamos ir pripažįstamos užsienyje nebe priežasties, todėl užsitarnautą pagarbą reikia išlaikyti ir toliau, plečiant savo galimybės bei pasiūlą aukštųjų technologijų srityje. Pagrindinis, matyt, konkurencinis pranašumas yra, kiek šalis savo gamyboje ar paslaugose naudoja aukštųjų technologijų. Jeigu kalbame apie Lietuvą, galime pasakyti, kad Lietuvos pramonė yra viena stipriausia Europoje. Pramonės dalis ekonomikoje, Lietuvos ekonomikoje sudaro 25%. Tai yra 4. šalis Europoje, mes lenkiame netgi Vokietiją. Kiek pas mus yra stipri pramonė? Mes turime stiprią pramonę, tiesiog fundamentiniams tyrimams yra skiriama didesnė lėšų suma negu eksperimentiniai plėtrai ar bandomai gamybai. Tai reiškia, kalbant skaičiais, apie 90% finansavimo, kuris yra skirtas inovacijoms, yra skiriamas fundamentiniams tyrimams. Su tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose tik tai 30%. Tai reiškia, kad mes turime pakeisti mąstymą, kad lėšos būtų skiriamos daugiau eksperimentiniai plėtrai, tai yra pačios inovacijos diegimui į rinką. Tai mūsų noras yra, kad kuo daugiau mokslinių tyrimų pereitų į verslą ir jie atsidurtų ekonomikoje, mokesčių, darbo vietų, didesnio konkurencingumo pavidale. Tai mūsų užduotis yra stiprinti eksperimentinę gamybą tam, kad moksliniai tyrimai taptų produktų, kurie yra rinkoje. Santaros slėnio misija, vizija ar kaip norit buvo labai paprasta. Vystyti aukštąsias technologijas, surasti tikrai gerą integraciją tarp studijų, mokslo ir verslo. Ir galiu pasakyti, kad tikrai tai yra vienas iš labai gerų pavyzdžių, kai tas yra surasta, kai ir studentai dirba, ir biotechnologinės įmonėse, ir informacinių technologijų, ir švariųjų technologijų. Yra 2 universitetai, kurie irgi įsijungia į tą veiklą, yra grinai per studijas. Ir manyčiau, kad tikrai valstybė teisingai investavo į aukštųjų technologijų įmonės, duodama ne pilną paramą, o duodama 50% ar 70% paramos, kadangi, imkim labai paprastą daiktą, jeigu tau duoda 50% paramos ir tau projektas yra 10 milijonų, tai jeigu valstybė duoda 5 tu turi dėti pats. Požiūris pas privatininkais yra tikrai labai aiškus ir konkretus, kad jeigu aš ir valstybė prisidėjo, ir aš prisidėjau, tai aš tikrai žiūriu, kaip tas mano prisidėtas vienas litas ir valstybės litas, kaip jis turi duoti ir daryti gražą. Ir Santaros slėnis tai yra vienas iš tų gerų pavyzdžių, kur jeigu į Santaros slėnį investuota buvo apie 100 milijonų valstybės pinigų, tai privatininkai, tai privatus kapitalas jau čia investavo apie 230 milijonų. Tai ta 100 milijonų investicija į Santaros slėnį buvo didžiulė katalizė privatininkams irgi dėti savus pinigus ir vystyti verslą. Tai jeigu mes išeinam ir poreikis yra globalus, taip kaip tos pačios biotech farmos užsakovai yra nuo Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos, Japonijos ir Didžiosios Britanijos ir kitų šalių, tai ir yra. Tai įsivaizduojat, kokia yra Jungtinių Amerikos valstijų rinka ir galimybė ten pasiimti 1% tos rinkos, tai yra didžiuliai pinigai, į kuriuos mes galim pretenduoti. Judėkime į globalią rinką ir bus labai gerai. Pats Saulės modulis iš savęs nėra kažkuo tai ypatingas produktas ir išskirtinis produktas. Iš tiesų, išskirtinumą jo gali padaryti jo pritaikomumas tam tikrom reikmėm, tarkim, fasadam, dekoram, specialiom instaliacijom kažkokiom. Ir visi spec dalykai, o šią liniją, kurią mes turime, mes galim su tą liniją gaminti nuo vieno fotoelemento Saulės moduliukų iki 70 ir daugiau. Tarkim, mes galim daryti Mega Slate modulius, kurie yra
1,50 m pločio ir virš 2 metrų iki 2,5 m aukščio didžiulius tokius. Galim stiklas, permatomus, nepermatomus ir taip toliau. Ta linija mums suteikė labai didelį lankstumą. Mums esmė yra tai, kad turėdami šveicarišką technologiją, taip pat šalia tose pačiose patalpose mūsų kita dukterinė įmonė vysto stipriai mokslą ir mes galim pritaikyti visas naujausias technologijos, kurios atkeliauja į šitą rinką. Ir tokiu būdu mūsų modulis tampa naujų technologijų rinkinių. O šiaip orientuojamės iš tiesų eksportą, kadangi rinkos yra pakankamai aktyvios, ne tiek greit augančios, kiek norėtųsi. Dabar papildomi mokesčiai kinam įvesti Europos Sąjungai, šiek tiek pataisė situaciją. Tai aš manau, kol kas tik gerėja situacija. Lietuvos ūkio struktūra yra palanki aukštųjų technologijų plėtrai. Šalies aukštosiose mokyklose paruošiama vis daugiau ir daugiau specialistų, tad yra pakankamai žmogiškųjų išteklių aukštųjų technologijų centrui kurti. Taip pat sparčiai kuriami technologijų slėniai ir tinkama infrastruktūra, kurioje palanku kurtis naujoms kompanijoms, sudarant vis platesnį įmonių, dirbančių ir bendradarbiaujančių aukštųjų technologijų srityse tinklą. Aukštųjų technologijų plėtrą taip pat skatina valstybės parama. ES skiriamos lėšos įvairiems projektams vykdyti, taikomos lengvatos įmonėms, investuojančioms į mokslinių tyrimų ir vystymo veiklas. Turimi ištekliai bei palankios sąlygos lemia sąlyginai mažą šalyje gaminamų aukštųjų technologijų savikainą. Todėl pasaulinėje rinkoje galime išlaikyti konkurenciją tiek kokybės, tiek kainos atžvilgiu. Šis video reportažas kuriamas bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.